Parduodu Volkswagen Neo Beetle. Norėčiau gauti 800 eurų, jeigu įmanoma. Automobilis nėra idealios būklės. Stogas matosi dažytas. Priekinis kapotas irgi. Ratai tokie visai neblogi gražus. 2 litrai, benzinas dujas. Važiuoja gerai abiems kurais. Automobilis, aišku, nėra idealios būklės, bet kas liečia važiavimą, viskas yra super. Problemų nieka nėra. Važiuoti galima drąsiai, išlaidų jokių nereikalauja. Čia 16 ratai. Salons odinis, aišku, ne iš gražiųjų. Bardačiokas prisuktas su varžtais, kaip sakant, 99 metų, kaip palei savo metus, o automobilis tikrai neblogas, geras, vedasi gerai, puikiai. Kaip 2 litrai benzins dujas, traukos pilnai užtenka. Už automobilį norėčiau 800. Galima atidaryti variklio kapotą, pasižiūrėti. Taip atrodo kapotas. Matosi, kad yra dažytas, visko. Štai. Kapoto dangtis nesilaiko, reikia pakeisti rūtus cilindriukus. Aš kaip meistras mažas esu. To variklis visai normaliai, nei plautas, nei ką. Štai. Odinis salons. Kaip už 800. Su minimaliu pasidėrėjimu. Manau, visai geras automobilis, kam į darbą važiuoti, kam tai būtų pirma mašina. Tik tam tikrai projektui. Tas spoileriukas kaip vabului labai priduoda gerą vaizdą. Galima pradaryti bagažinės dangtį. Pažiūrėti, kas gero viduj. Štai įkiši raktelį, pasidarai bagažinės dangtį, viduj matome zapaskę, dujų balioną nerodysiu, dujų balionas po kilimėliu, po šitom visom plokštėm, ant dujų važiuoja tikrai gerai. Automobilis palei savo metus visai neblogas. Aš kai ne perikupas, kaip sak, ne mechanikas, sakau iš, kaip sakant, paprasto žmogaus, kaip toks visai nieko. Aišku, ir slenkščiai papuvę kiauri, ką reiktų pasivirinti, pasitvarkyti. Taip nesimato, bet iš apačios kiaura yra. Nu ką, kaip už 800, manau, visai neblogas automobilis. Galiu užkurti. Ryda 235 tūkstančiai. Kuro sąnaudos apie 8 litrai benzino, apie dujų bus apie 10, bet palei dabartinės dujas kainos, galim sakyti, pigiau negu ant dyzelinio kuro važiuoja. Štai. Rankinis laiko. Štai, sukus vairą. Garsų jokių nėra, granatos eikos, niekas netraška. Kaip už 800 su minimaliu pasidėrėjimu, manau, visai geras automobilis. Jeigu kažką domina, sudomino, skambinkit.
Telefono numeris būtų 8623499381. Video, kaip sakant, neiškarpau nieko. Kaip sakant, nes su programėlėm tom visokiom video karpimais nedirbu. Kam nesunku video galit pasidalinti, subscribinti, pašėrinti. O mano tikslas, manau, būtent, jeigu pavyktų šitą automobilį parduoti, kažką nusipirkti kito ir mėginti kažkaip nuo seno automobilio pasiekti iki naujo automobilio. Jeigu pavyktų įsigyti naują automobilį, tada turbūt pažaistume loteriją, kas laimės. Va toksai automobiliukas, manau. Visai, manau, simpatiškas. Aišku, reikėtų dabar nusiplauti, bet aš, kaip sak, tokių žvirkelių važiavau, tai biškelį, suprantama viskas. Bet traukos yra tikrai 2 litrai, 85 kW, kaip tokiam automobiliui, vabaliukui. Visai neblogai. Šviesus viskas veikia, technikinis yra, draudimas pusei metų, technikinis iki 25 metų balandžio mėnesio. Manau, tikrai super variantas.